Šiame video aš noriu papasakot, kokios 3 klaidos kainavo mano tikslus ir dėl kurių klaidų negalėjau pasiekti savo tų tikslų. Noriu pasidalinti savo patirtim iš tikrųjų irgi žiniomis, kurias esu išmokęs iš daugybės mentorių, esu investavęs virš 10 000 eurų į mentorius per 3-4 kažkur metus laiko ir galiu pasakyti, kad žinau 3 klaidas, kurios tiesiog daugumą žmonių laiko nuo tikslų pasiekimo, tai vat būtent apie jas ir pakalbėsime. Ir noriu iš tikrųjų greitai prisistatyti, papasakot apie save. Tai mano vardas Atas ir ką šiuo metu darau, tai aš padedu kitiem verslam augti, tai esu growth operatorius, kitaip tariant marketingo agentūra ir padedu ties marketingu augti tokiem verslam kaip coachingo verslai, konsultavimo verslai, infoprodukto mokymų ar kokių tokių produktų verslai. Tokiems verslams aš padedu augti. Ir taip pat, ką dar šone darau, tai padedu jaunimui pradėti uždirbti pinigus internetu, įeinant į nuotolinius pardavimus, nes aš tuos jaunuolius galiu sujungti su savo klientais ir taip įvyksta tas toksai dalykas, kad visi laimi, tai mano studentai laimi, nes gauna darbo pozicijas ir gali pardavimuose uždirbti pinigus, verslai gauna išmokytus gerus tuos talentus. Tai čia yra, ką aš darau, irgi nesitikiu, kad suprasi, jeigu pasubscribinsi, palaikinsi mano kanalą, daugiau tokių video pamatysi, tai aš vis papasakosiu daugiau, ką aš darau, tai ateities video galėsi suprasti geriau, ką aš darau. Aš jau šiaip versle apie 5 metai esu ir tikrai daug yra dirbta, daug visko buvę ir daug yra investuota pinigų į tuos mentorius, daug skaudžių pamokų išmokta. Tai vat ir noriu šiandien tokiomis 3 klaidomis, kurias aš dariau, kurios kainavo tikrai daug, pasidalinti. Jas nustojęs, aš iš tikrųjų pamačiau didžiulį tą augimą, progresą. Tai aš noriu iš tikrųjų parodyti tą pirmą klaidą, papasakot apie pirmą klaidą. Tai irgi atsukus laiką turbūt 3-4 metus atgal, beveik gal net 5, aš galiu pasakyti, kad aš klausiau kitų žmonių nuomonės. Ir klausiau ir mamos, ir tėčių, ir brolių, ir kitų draugų, ir pastebėjau, kad aš nepasiekiu tikslų gyvenime. Ir atrodo, jie duoda patarimus, bet man viduje atrodo, kad jie neteisingi. Aš pradėjau skaityti knygas, keisti tuos įsitikinimus, labiau žiūrėti, tai kaip vis dėlto mąsto tie sėkmingi žmonės, kurie gyvena gyvenimą taip, kaip aš noriu. Ir pamačiau tada pokytį, bet dar taip teisingai nesupratau visko, nes tik po to, po kokių metų ar kelių visiškai nustojau klausyti patarimų iš tų žmonių, kurie negyvena gyvenimo taip, kaip aš noriu, absoliučiai nutraukiau tą klausimą, aš pagarbiai išklausau jų nuomonę, bet aš nepriemu tiesiog iš jų patarimų, aš dabar gyvenu taip, kad aš priemu tik patarimus iš tų žmonių, kurie gyvena taip, kaip aš noriu, vairuoja tokias mašinas, kaip aš noriu, turi tą gyvenimo stilių tokį, kokio aš noriu, tiesiog iš tokių žmonių imu tuos patarimus. Vėlgi, reikia mokėti atsirinkti, kur tas tinkamas žmogus, kur ne. Bet dabar aš taip gyvenu ir grįžtant laiko atgal, aš galiu pasakyti, kad tikrai klausydavau daug patarimų ir iš tų žmonių, kurie nėra pasiekę tų tikslų, bet ir klausydavau patarimus iš tų žmonių, kurie yra pasiekę tuos tikslus. Ir tik eigoje, tik po kokių kelių metų ar po kažkiek mėnesių man daėjo, kad turi visiškai neklausyti žmonių, kurie nėra pasiekę tų tikslų, kuriuos tu nori pasiekti. Nes realiai, kad pasiekti tikslus, tavo visi įsitikinimai turi padėti tau siekti tikslus. Tai visi tie tikėjimai, pavyzdžiui, tikėjimas, kad pardavimai online įvyksta greitai, arba man pavyks, aš sugebėsiu, pinigų esu vertas. Va čia įsitikinimai stiprina tuos tikslus, stiprina ir palaiko tuos tikslus. O man buvo pasakymai tokie iš tų žmonių, kad pinigai neauga ant medžių, pinigai žiauriai sunkiai uždirbami, pinigai internetu nėra uždirbami, arba tai yra skemas ir taip toliau. Ir tokie įsitikinimai mane žlugdė iš tikrųjų. Ir aš nesupratau, dėl ko nepasiekiau tų tikslų, tik laikui bėgant supratau, kad nereikia klausyti kitų žmonių nuomonės ir imti patarimų iš tų žmonių, kurie nepasiekia tų tikslų, kuriuos tu nori pasiekti ir kurie negyvena taip, kaip tu nori. Tai jei taip darai, jei tu klausai tų žmonių, jei tu turi įsitikinimų iš, tarkim, tavo aplinkos, pavyzdžiui, sakykime, draugas Petras tau yra pasakęs, mentoriai yra skemas, nors Petras vos suduria galą su galu gyvenime ir tu jeigu klausysi to, tai greičiausiai turėsi panašų tą
rezultatą, kokį turi Petras, jeigu turėsi tą patį matymą pasaulio. Ir čia jau man yra akivaizdu, kad pagrindinis dalykas tiesiog ir yra įsitikinimai gyvenime. Tai kaip tu matai pasaulį, kaip tu, ar mastai, kad mentorius geras dalykas, ar mastai, kad blogas. Čia nuo šitų dviejų skirtingų įsitikinimų bus skirtingi tavo veiksmai, ko pasekoje bus skirtingi rezultatai. Todėl reikia pradėti nuo tų įsitikinimų keitimo, reikia turėti tinkamus įsitikinimus. Tai čia realiai tokia pirma pamoka, jinai yra žiauriai be proto svarbi ir aš noriu, kad tu tiesiog įsisavintum visą tai, tai jeigu reikės persižiūrėk šį video dar kartą, pasek mane, palaikink šį video, dabar gali sustabdęs šį video palaikinti jį, nes aš dalinsiuos daugiau tokių video, tokiais naudingais video, kurie man pakeitė gyvenimą, aš tau suteiksiu tokią info, kuri pakeitė man gyvenimą. Todėl galim judėti toliau. Antra pamoka, tai didelis skaičius žmonių iš tikrųjų fokusuojas į nesėkmę ir aš išjungsiu low power režimą. Fokusuojas į nesėkmę, ko pasekoje, kas yra galvoje ta nesėkmė, to pasekoje ir virsta tai realybė. Nes smegenys iš tikrųjų įdomiai veikia. Tu kai matai nesėkmę ir tu tiki tuo ir savo kali tai pasąmonę, tu pradedi tikėti tuo. Ir dėl kaip ir ego dalykų, dėl to, kad tu savo sakai, kad tai bus, kad tau nepavyks ir taip toliau, tu kaip ir savai įtikini ir tu pradedi matyti tai galvoj ir skleista tokią netinkamą energiją ir tavo smegenis suranda būdų, kaip kad tau nepavyktų. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, padaryti 100 skambučių tau reikia penktadienio vakaras, dirbi kažkam versle ir tu viduje matai atvejus galvoje, kaip tave išmeta iš darbo, kaip tau nepavyksta, kaip tau pasako, kad kažkas žodžių negatyvaus vyksta. Tai tavo veiksmai, tau neims ta ranka ir neskambins tų skambučių, tu nepadarysi tiek skambučių, kiek tu būtum tikėjęs, kad viskas bus gerai, matęs galvoje tuos vaizdus, kaip viskas bus gerai, aš padarysiu 100 skambučių, padarysiu 20 pardavimų, uždirbsiu, tarkim, 1000 eurų tą dieną. Jeigu tu būtum tai matęs galvoje ir tikėjęs, tuo tavo veiksmai būtų labai aštrus. Todėl vėlgi čia atkrentam į tuos įsitikinimų keitimus, bet tuo pačiu, tu jeigu fokusuosies į nesėkmę, pradėsi to bijot, kad tau nepavyks, tas realiai virs realybę. Ir galiu pasakyti, kad buvau ir aš anksčiau prieš kokius, kiek sakyčiau, kelis metus virš pasiekęs rezultatų su verslu, pasiekiau neblogus ir nusipirkau mašiną, kurios norėjau ir galiu pasakyti, kad aš po to karto aš tai bijojau jos netek, bijojau, kad man nepavyks, kad kiti galvos, tu nesėkmė, mes buvom teisūs, kad aš fokusavaus į nesėkmę ir kas buvo galvoj, tas tapo realybė. Ir taip įvyko 2 kartus mano gyvenime. Tada aš šiuo metu irgi turiu virš metus stabiliai taip visai veikiantį verslą realiai, kuris leidžia man gyventi tą norimą gyvenimą ir įsigijau tą norimą ir mašiną ir galiu pasakyti, kad fokusavaus tik į sėkmę. Nesėkmės nebuvo galvoje. Jeigu fokusuočiaus į nesėkmę, mano veiksmai nebūtų tokie aštrus. Aš darau šį video irgi, nes tikiu ir matau galvoje, kaip ir tiesiog turiu įsitikinimus, kad šis video atneš daug vertės žmonėm, kad žmonėm patiks, kad daug bus tų žmonių, kurie man parašys geras žinutės. Ir mano veiksmas yra toks, kad aš galiu su energija filmuoti šį video su tikėjimu. Bet jeigu aš prieš video būčiau galvojęs, man greičiausiai nepavyks, matęs tuos vaizdus, man nebūtų ranka kilus filmuoti video, nes kam filmuoti video, jeigu tu savo pasąmoniai paaiškini, kad tas nepavyks, tai kam tada švaistyti laiką? Mes kaip žmonės esam taip sukurti išlikti komforte, tai jeigu mes netikėsim, nekils rankos, dirb, daryt. Tai kad ir kaip čia gali skambėti kaip iš mąstysenos, kokių knygų šis dalykas, bet tiesiog noriu pasakyti, kad tai realiai tiesa ir aš noriu giliau ir giliau įlindom, iš kur tas kyla, kodėl taip yra ir kokios pasekmės gali būti. O kaip pakeisti visą tai? Tai tiesiog surasti priežasčių, dėl ko pavyks tai padaryti. Tai pavyzdžiui, su tuo pačiu video kelimu. Tai gali būti įsitikinimas, video kelimai yra sunkus dalykas, man nepavyks. Čia vienas limituojantis įsitikinimas. Kaip tu gali pakeisti įstiprinantį įsitikinimą ir kad veiksmai būtų aštresni, tai yra pasižiūrėti, gali pasiskaityti ir knygas gali,
pasidomėti faktais, istorijom, tarkim, kaip pavyzdys dar vienas būdas, kaip pakeisti tą įsitikinimą, turėti mentorių, kuris tau pasakys, koks tikras turėtų būti įsitikinimas. Tada ten 6 variantas, kad ir su AI pabendrauti ir kad AI duotų 5 faktus, dėl ko turinį kurti lengva, kaip pavyzdys, ir gerai, ten naudinga, kad tu patikėtum tuo. Tai kaip pavyzdys gali tas pats AI duoti pavyzdį, kad turinį reikia kurti, nes dabar tai tampa ten būtinybė ir net ir jeigu įkelsi netobulus video, vis tiek tai yra naudinga, nes kiti matys, kad tu tai darai, bandai ir taip toliau. Čia kaip pavyzdys daviau vieną pavyzdį, kad va tas įsitikinimo pakeitimas tau gali tavo veiksmus pakeisti visiškai. Nes jeigu tu žinotum, kad po 30 dienų tau 100% pavyks, tiesiog būtum garantuotas, kad gausi 1 milijoną eurų, tai tu kasdieną padarytum nuo A iki Z viską, ką reikia, tiesiog nuo 6 ryto dirbtum iki 22 valandų vakaro, bet tiesiog to tikėjimo nėra pas tave. Tai va, ir dėl daug dalykų gali trūkti to tikėjimo, gal aiškumo neturi, tiesiog daugumą atvejų, kas man padėdavo, tai tas tinkamas mentorius. Ir šiaip jei dabar neturi krypties, po šio video galėsi iš tikrųjų nueiti žemiau, aš turiu nemokamą bendruomenę, nemokamus mokymus, kur padedu žmonėm uždirbti pinigus rašant žinutes nuotoliniuose pardavimuose, online, ir visiškai yra nemokami mokymai, galėsi nueiti žemiau, paspausti, pasižiūrėti ir tada galėsi, pradėti, turėsi tą kryptį, kaip sakant. Tai va, ir kaip ir sakau, pasubscribink kanalą, palaikink, kad daugiau mestų YouTube'as mano video ir kad nepraleistum sekančių video. Gerai, galim tada toliau judėti. Tai trečia, kokia yra ta klaida, tas stabdis, kuris buvo mano gyvenime, tai kad šokinėjau nuo vieno verslo modelio prie kito, nors iš tikrųjų visur būdavau tas vidutinis ir puikus niekur nebūdavau. O geriems pinigams reikia būti, puikiam toj srity. Tai, tu būnant, tarkim, vidutiniu futbolistu Lietuvoje ir, tarkim, vidutiniu marketingistu ir dar vidutiniu anglų kalbos mokytoju, tu neuždirbsi chirurgo ar specialisto pinigų. Taip tiesiog veikia. Bet jeigu tu vietoj to susifokusuosi į vieną vietą, tai yra, pavyzdžiui, marketingo agentūra, tai tu pavarysi tiesiog, tau pavyks, nes tu sudėsi visą fokusą, laiką, energiją ir laikui bėgant tau tas pavyks. Nes čia realiai kaip ir su vandens buteliu ir, tarkim, 3 stiklinėm. Ir vandens butelis yra laikas ir energija. Ir tu išpilstai visur po lygiai, bet niekur nepasieki tame podelyje to viršaus, kur viršus ir yra tas revardas, tarkim. Tai vietoj to geriau ne 3 tuos podelius turėti, ne 3 sritis, kur esi geras, ar ten 3 verslo modelius, o tiesiog vieną paimti verslo modelį ir užpildyti tuo vandeniu, tuo laiku energiją ir realiai nešokinėti, kol tas podelis neužsipildo pilnai. Ir gali užtrukti laiko, gali būti užknis tave pildyti tą podelį, tiesiog pavargsi, bet tokia realybė, realiai nėra magiško verslo modelio, visi verslo modeliai veikia ir visose verslo modeliuose bus sunkumų ir tiesiog mes kaip žmonės sukurti išlikti komforto zonoje ir kai mes, pavyzdžiui, kai mes dirbam vieną verslo modelį ir atsiranda dideli sunkumai, smegenys ieško priežasčių, kaip ne eiti pro tuos sunkumus, o surasti lengvesnį kelią. Tiesiog taip smegenys yra sukurtos, ieškoti lengvesnio kelio. Ir kai mes TikTok'e po to įjungiam TikTok ir pamatom uždirbti lengvai 10 000 eurų su AI, mes šokam. Čia tas shiny object syndrome, kurį aš taip vadinu ir yra kas vadina, ir plus žmonių ta psichologija, kaip mes esam sukurti faktiškai. Tai mes tiesiog ir esam sukurti taip, kad išlikti komforte, būti komforto zonui, nelip per sunkumus, tiesiog vietoj tų sunkumų ieškoti lengvesnio kelio. Nors kaip kada turi eiti kaip tik tuo sunkiu keliu, kad gauti didesnį tą revardą, tą apdovanojimą. Tai va, tai pasikartosiu, šokinėti nuo vieno verslo modelio prie kito yra negerai, turi pasirinkti vieną verslo modelį ir varyti iki tol, kol gausi tą apdovanojimą tinkamą, tada gali žiūrėti, keisti verslo modelį, bet šiaip turi suprasti, kad pakeitus verslo modelį vėl viską pradedi nuo nulio, bet pavyzdžiui, vienam verslo modelį buvai 4 mėnesius ir arti jau buvai to apdovanojimo ir sustojai, perėjai prie kito, vėl nuo nulio eini. Ir taip žmonės prašvaisto 3, 5, 7 metus ir nepasiekė tiesiog tų tikslų, nes jie šokinėjo, kai jiems sunku pasidarė, jie šokinėjo. Ir aš iš savo patirties galiu pasakyti, kai pažadėjau savo, kad niekad nepasiduosiu,
varysiu į priekį, kad ir kas benutiktų su verslo modeliu, kuris vadinasi appointment setting, vat ką aš realiai išmokau kitus jaunuolius, vat jau virš 35 jaunuolių uždirba pinigus vat iš to internetu ir šiaip didžioji bendruomenės dalis iš tikrųjų gauna pirmą klientą internetu. Tai ką noriu pasakyti, kad tas vat verslo modelis, aš tiesiog pasirinkau jį, jis man nebuvo malonus, aš iš pradžių man nepatiko žiauriai, bet aš po 3, 6, 9 mėnesių pamačiau, man vis geriau sekas, lipu per sunkumus ir po to tapau ekspertų toj srity. Ir kai tampi ekspertų, tau tiesiog pradeda patikti tas dalykas. Čia tas pats ir su futbolu. Tau nesiseks, tu norėsi mest, tau nepatiks. Tau sakys kiti mesk, ne tau futbolas. Bet kai tu pradėsi mušti po 3-5 įvarčius per varžybas, kai tavim pradės domėtis ten skautai kiti futbolo klubai, tau futbolas taps geriausias dalykas gyvenime. Čia paprastai, kad ir su bet kuo, tai neieškok tos aistros, paimk verslo modelį, kad ir nepatinka, tiesiog judėk iki kol masterinsi tai, iki kol tapsi ekspertu. Tai va, ir realiai irgi iš ko kyla visas tas perėjimas, verslo modelių šokinėjimas. Paimkim marketingo agentūrą, 6 mėnesiai esam marketingo agentūrai, pasidaro sunku ir mums tiesiog pervargė ir mums reikia daryti toliau kasdieną tuos skambučius, tarkim, ir mums labai sunku smegenis surasti visus įmanomas priežastis, dėl ko save perkalbėti ir kad nedarytų darbų, tai tas yra resistance, tai suranda priežastį, tarkim, tau reikia pasilsėti, suranda priežastį, tau nepavyks, suranda priežastį, galbūt yra lengvesnis kelias, suranda visokiausių priežasčių, kurios tave atkalba nuo to tinkamo kelio ėjimo, to nekomfortiško kelio ir tu tada tiesiog vėl grįžti iš naujo. Tai tas resistance, kas yra, lietuviškai neišversiu, bet tikiuosi, supranti, kas yra resistance, jeigu ką išsivers, bet resistance tiesiog daugumą atvejų sunaikina jaunuolių svajonės ir pratęsia tą tikslo siekimo kelią, padaro ilgesniu. Ir galiu pasakyti, kad resistance dieną iš dienos reikės įveikti, kai tu nenori kažką daryti, bet darai. Realiai yra toks palyginimas lipt per ugnį. Kol tu pasieksi pirmą tos 5 000 eurų per mėnesį, ar 10 000 eurų per mėnesį, ar 15 000 eurų per mėnesį, visais atvejais turėsi lipti per tą resistance, eiti per tą ugnį, bus sunku, bus visko, bet tik taip tu pasieksi. Jei tau kitas sako, kad yra kažkoks lengvas kelias ten be pastangų, kad švelniai, maloniai pasiekti, tai ne. Tiesiog nėra, tiesiog susitaiky kuo greičiau su realybė, teks per ugnį eiti, bus žiauriai sunku, bus ašarų, bus kraujo, bus visko tiesiog. Visko bus išdavysčių, bus, kai tave atstumia, tau pasako, ne, eik ant 3 ten raidžių, visai bus, kad žmonės tiesiog bus labai daug rejectionų, tai susitaiky kuo greičiau su tuo ir susitvarkyk su tuo resistance, pajaus, kada smegenis tave bando atkalbėti, nes smegenis tikrai gali būti didžiausias tas priešas, jeigu nemokina susitvarkyti, tos mintis, tos kalbos gali tapti tiesiog didžiausiais priešais, jeigu tu klausysi tų dalykų. Tai noriu, kad ir irgi, kad įveik tą resistance, tai pirmas žingsnis, kas yra, tai tapti awareness, atpažint, kada tau meluoja smegenis. Tai čia ir būtų, tokios 3 klaidos, kurias aš dariau ir kurios nutolino mano tikslų pasiekimą, tai aš noriu, kad tu jas nustotum daryti šiuo metu, noriu ir aplamai noriu, kad neklausytum nuomonių iš tų žmonių, kurie nepasiekia tavo norimo gyvenimo tikslų, nesifokusuok į nesėkmę, geriau galvok apie sėkmę ir galvok apie tai ir matyk visą tai ir tik įsitikinimus turėk tinkamus, kurie suportina tavo tikslą. Tai jeigu turi įsitikinimą, kad pinigus uždirbti sunku internetu, pakeisk į tą įsitikinimą, kuris padės tau siekti tikslų, o nedarys tau blogiau, nekas duobės. Ir tada trečias, tai kad nešokinėk per verslo modelius. Nėra ten kažkokio malonaus, lengvo verslo modelio, visur bus tiesiog sunkumai. Tai tiesiog pasirink tą verslo modelį, kuriam nereiks daug investicijų, kapitalo ir su kuriuo galėsi nerizikuoti savo santaupomis, nes aš įtariu, kad tu esi dar visai žalias ties online uždarbio, galbūt jau uždirbi pinigus, bet štai toks būtų mano patarimas ir sukovok su tuo resistance, atpažink, kada smegenis tau meluoja ir bando tave nuo sunkumų nuvaryti, nors sunkumai, tie sunkus teskai, kaip kada ir būna tas tinkamas dalykas, ką turi daryti.
Kaip ir su verslu, pavyzdžiui, yra verslininkų, kas prie puslapių praleidžia, puslapius daro 2-3 mėnesius tam, kad išvengti nekomfortabilaus dalyko tokio kaip skambučių darimas, arba pardavimų darimas, arba greičiau kažko darimas, kas yra nekomfortabilu, nes užsidaryti ir kurti puslapį, pavyzdžiui, visiems gali būti malonu, bet daryti skambučius, pardavimus, gauti daug rejectionų, gauti ne, yra netiek komfortabilu. Tai va, tai noriu, kad tu tai atpažintum. Ir ką aš noriu irgi pasakyti, kad, kaip ir sakiau, turiu tą bendruomenę ir realiai, va šis verslo modelis, kurį aš dabar ir mokinu, man ir padėjo iš tikrųjų, gautą kryptį tinkamą gyvenime ir pasiekti tai, ką aš dabar turiu. Todėl aš dabar irgi nepasakosiu apie šį verslo modelį, jei nori pamatyti apie jį, yra video, tai žemiau paspausi nuorodą ir pamatysi šį video. Ir jei tau šis video patiko, pasubscribink, palaikink ir taip pat noriu, kad susikonektintumėm Instagrame, aš atseksiu tave, tai apačioj bus mano ir Instagramas, gali pasekti, aš atseksiu ir noriu, nes aš irgi noriu su tavim, su auditorija, su tą ryšį sukurti artimą. Tai va, tai tikiuosi šis video tau patiko ir iki kito karto.